Dažnai kyla klausimas, ką daryti, jei staiga užklupo šalčiai, o šiltinimo darbai dar nėra baigti. Kokias medžiagas tokiu atveju reikėtų naudoti? Nepaslaptis, kad išorinės tinkuojamos termoizoliacinės sistemos yra naudojamos vasaros metu, tačiau Baumit technologijos įgalina jas panaudoti ir šaltuoju metų laiku. Tam yra naudojami žieminiai mišiniai ir dekoratyviniai tinkai. Kalbant apie armavimą ir klijavimą, naudojamas žieminis klijavimo armavimo mišinys Baumit Star Contact Winter, kuris leidžia dirbti iki -6, -8 laipsnių temperatūros. Fasado užbaigimui tinka žieminis dekoratyvinis tinkas. Taip pat labai aktualu yra ir fasado užbaigimas. Šiai situacijai mes turime žieminį dekoratyvinį tinką, kuris vadinasi Baumit Stellaport Top Winter, kuris yra naudojamas kartu su akceleratorium, papildomu priedu. Tokiu atveju dekoratyvinį tinką galima užnešti esant nuo 0 iki +10 laipsnių temperatūrai ir santykiniai oro drėgmei net iki 95%. Užneštas dekoratyvinis tinkas ant fasado po maždaug 4-6 valandų nebijo nei šalčio, nei lietaus. Tai reiškia, kad sekant orų prognozes galima atlikti darbus ryte ir drąsiai nebijoti, kad naktį jau turėsime šalnas ir šaltį. Medžiagos, kurios yra skirtos dirbti esant šaltiems orams, savybėmis skiriasi nuo tų, su kuriomis dirbama vasarą. Pagrindinis šios medžiagos skirtumas yra tas, kad viduje esantys cheminiai priedai leidžia suaktyvinti cheminę reakciją ir mišinys sukietėja net esant minusiniai temperatūrai. UAB Naujas fasadas direktorius Ramutis Šaulys teigia, kad darbas žiemos metu neišvengiamas. Kadangi vasara jau į pabaigą, artėja ruduo, todėl vis tiek anksčiau ir vėliau teks susidurti su darbu žiemos sąlygomis. Todėl būtinai reikės panaudoti žieminius mišinius. Kadangi esame jau ne vieni metai dirbę su žieminiais mišiniais, todėl šitas darbas mums pažįstamas. Tam reikia tik tais turėti tam tikras sąlygas. Jei yra tikimybė, kad orai greitų metų šals, reikia stebėti prognozes. Tokiu atveju sužinosite, ar reikia naudoti žiemines medžiagas. Tarkime, jeigu mes matome, kad temperatūra krenta žemiau +5, mes jau turėtumėm pradėti galvoti apie žieminius armavimo mišinius. Jeigu mes kalbame apie dekoratyvinius tinkus, mes turime stebėti orus bent porą dienų į priekį ir žiūrėti. Jeigu temperatūra krenta dieną, naktį žemiau 10 laipsnių, jeigu santykinis oro drėgnumas yra daugiau negu 85%, taip pat reikėtų panaudoti žieminius dekoratyvinius tinkus. Atšalus orams verta žinoti, kad yra tokių medžiagų, su kuriomis darbus galima užbaigti, o ne palikti iki kol ateis vasara.